Sveiki, čia MC Gamers ir komanda mes esame. Prieš mane yra toks naujas mūsų būsimas, o jį išgirsit paskui. Tai esmė, kad mes nenorėjome mūsų naują narį, tai vietoj nario parodymą parodysiu modą. Tai pirmą einam, aišku, kur norit, Google Chrome, Opera, kur norit. Nu, aš linką jums duosiu. Tai va, matot, čia yra nuodus. Pasidownload, čia tikrai yra nuodusas, ne kažkoks virusas ar kažkoks šūds. Tikrai čia yra nuodus. Būtinai agree ir dabar palaukim, kol jis atsisės. Jis greičiai siunčias. O jūsų intis lievs, tai aš nekalsiu. Taip. Va, išgirdat naują mūsų narį, tai... Va, turim jau nuodus. Va, kelkit kur norit. Nu ir dabar einam į procentas update procentas ir bus roaming. Einam į MC bin ir žiūrėkit, dabar parodysiu kaip instaliuoti, tai atsidarykit tą failą, visi žino kaip jį instaliuoti, išsirinkit šitą ir įkelkit šitą. Viskas jūs jau instaliavot. Norit sužinoti, ar tai tikrai reikia, pamatysit dabar. Va. Ir matot, yra va, jau nuodus, donated nuodus forum. Nu ir dabar, pavyzdžiui, einam į bet kokį serverį. Man nesvarbu kokį, mes į šitą. Slaptažodį nelabai noriu rodyti, tai sorry, palaukit. Nu ir jau prisirenginu. Va, matot, yra radaras specialiai. Va, paspauskit jį ir va, matot, kiek čia šūdų yra. Visų aš tikrai nerodysiu. Autoreaktai bus, pavyzdžiui, kaip višta padeda kiaušinį, jūs galite greit paims jum automatiškai. Sorry už lagą, čia ne mano kaltė, čia yra šūdų serveris. Taip. Na gerai, einu į pavyzdžiui, belę kokį resu. O, yra. Nu, neblogs čia namelis toks pastatyts. Aš jau biškį panaudoju. Nesakykit tik tai savininką. Nu. Ir va, paspaudžiat autofish. Pavyzdžiui, jūs turit meškerę, užmetat ir jum automatiškai galit kokias stovėt, jum sugaudys pilną žuvų. Nu, svink, aš to nežinau, aš negaliu pasakyti. Į Finder, va, parodysiu. Čia Spider, tai va, matot, rand. Dėti, pavyzdžiui, kai bus naktis, jūs paspausit ant jo ir jums atrodys kaip diena, bet tačiau jo niekada nesijungs. Just Finder is labai pravers per Hunger Games. Taip. Nu. Dabar į speed. Pavyzdžiui, yra playeris ir jūs galite, nu, tau bus toks stačiakampis parodytas į tą playerį. Nu. Ir dabar dar Fulbright. Fulbright, žinot, kas tai yra? Tai, pavyzdžiui, kur labai tamsu, jūs
pasišviesit su Fulbright. Naudokit Fulbright, jis labai naudingas. Gerai, dabar ką dar rodyt? Šito nežinau, šito nežinau, šito nežinau, šito nežinau. Trečias, tai rodo, pavyzdžiui, gal už 100-200 blokelių rodo jums dar liniją, kur žmogus yra. Ir radaras būtinai reikia prie to transferio. Nu, wallhack, va, parodysiu. Mato visi. Jau žinot, kas tas yra wallhacks, jeigu žaidėt Counter-Strike. Jo, tai va, matot. Va, matot, rodo per belet kokius blokus mobus ar žmonės. Šito aš nežinau irgi. Šitas, pavyzdžiui, lietus lyja, jūs paspaudėt jį ir lietus nebelyja. Bet jums vienam. X-ray, aišku, visi žinot, kas tas X-ray, bet pirmą jums reikės nueiti X-ray va čia. Na, ir iš karto jums bus va taip, kažkaip su belet kaip. Tai jūs pasikeiskite va taip ir galit belet kokius blokus apsivesti ir jums rodys. Gerai. Na, šitą jau parodėm. Dabar autovalk. Parodysiu jums. Va. Ir dabar, kol autovalk bus, tai pasakysiu apie derp. Derp yra, nu, belet kaip taškotas. Belet kaip judantis, bet jūs to nematot, bet kiti žaidėjai mato. Nu, fly. Fly ne visur veikia. Pavyzdžiui, va, žiūrėkit, čia neveikia. Tai freecam, o freecam reikalingi spastam. Freecam reikalingi tikrai spastam. Freecam, pavyzdžiui, va. Jūs iš tikrųjų va čia esat, atrodot visiems žaidėjams, bet jūs iš tikrųjų galite išeiti belet kur. Ir kad grįžtumėt, va, būsit vis tiek čia. Šis geras dalykas. High jump. Nu tai aukštai pašokinėt, visi tai žino. O, no fall nežinau, sneak nežinau, spider. Spider tai, pavyzdžiui, nu, kaip spideris gali užlipti sieną. Va tai, dabar čia negalim, tai. Sprintas žinot. Kaip mano ir visi žino, kas tas sprintas. Na, step nežinau, waterfall. Nu, waterfall parodysiu gal. Nu, gal čia veiks, ar nežinau. O jei neveiks, tai čia toksai seras labai, nes čia nieks neveikia. X-ray svarbu, kad veikia. Nu, o, veikia. Va, jūs galit eiti per vandenį. Bet iš visų tų dalykų svarbiausias yra jisai. Jo. Ir žiūrėkit dabar vajus. Matot, viskas jau nebegali. Jis naudingas dalykas, jei norit pabėgti nuo priešų. Nu gerai. Bet jeigu bėgti, jis aišku pasiskus admenims ir gausi balą. Autosync. Nu gerai, autosync. Norit rašyti daug kartų tą patį, nu, dėti, pavyzdžiui, nelįsk aplink visą namą, tai bus tas autosync. Tai, pavyzdžiui, rašot, paspaudžiat autosync, įsijungiat autosync ir dedat ženklus ir bum tas pats raštas, kur jūs parašėt pirmą. Gerai. Auto tool. Tai, pavyzdžiui, jei turit kastuvą ir kirtiklį ir jūs su kirtikliu norit kasti žemę, tai jums automatiškai į kastuvą. Nu, dabar automine, o žinot, tai mane reikia net aiškinti. Test break. Tikrai žinot, va, parodysiu. Greit viskas išeina, bet paskui jau savaitę nepatariu. Kas plais nežinau, bullet. Pavyzdžiui, jis turi blokų pilną, nu, gal čia veiks, nežinau, sužiūrės. Tuo. Čia žiauriai lagi. Čia toks servis, ne kažkoks, nepatariai šitas servis. Nedavau, užlakinu. Nu, karočią, paaiškinsiu. Bus taip, kad
Jūs turit šitą, turit blokų. Padedat bloką ir jums aukštas didelis būna. Siena jau gaunas, bet tiek, kiek jūs turit blokų. Nu, tai, pavyzdžiui, viską sunaikint, visą dėlit, viską, ką jūs pirmą išgriaunat. Nu, šitas jau baigęs ir paskutinis tai. Boy. Tai ten yra botas, kuris šauda, bet į bet kokį artimą žmogų šauda. Šito nežinau, kas vėl automatiškai daužo žmogų kaip pamato. Nu viskas. Šiandien pakaks. Jo, ačiū, kad žiūrėjot. Iki kito.